Labas rytas, kam dar rytas, kam jau diena, laba diena. Sveiki visi susirinkę į antrąjį Birštono džiazo festivalio koncertą. Na, tikiuosi, po naktinių džemų džiazo jums dar trūksta, esate visi alkani džiazo ir šiandien tikrai turite puikią progą pasisotinti iki valios, nes šiandien jūsų laukia net 3 koncertai, taip pat naktinis džemas. Na, o kaip visada, šeštadienio rytinis koncertas yra skirtas džiazo jaunimui. Ir nenuostabu, kad jaunimą į sceną veda tikrieji džiazo patriarchai. Tikrai žinau, kad jūs visi suprantate, kur susirinkote ir susirinkote tikrai šiuo adresu, nes šiandien scenoje jūs matysite vieno įtakingiausių Lietuvos džiazo kūrėjo, saksofonininko, kompozitoriaus, režisieriaus, na ir žinoma, legendinio pedagogo Vladimiro Čekasino muzikos desantą. Vladimiras Čekasinas jau bene 30 mečius į sceną veda jaunąją džiazo kartą, na, o pastaraisiais Birštono džiazo festivaliais į Birštono sceną jisai atveda Vilniaus kolegijos studentus, vis naujai realizuojančius šio muzikos dramaturgo ir fantasmagoriško džiazo teatro režisieriaus kūrybinius sumanymus. Šįkart Vladimiro Čekasino sumanymas, kaip jis pasakė pats, yra kuklus tyrinėjimas amžinosios menininko būsenos. Tai 8 dalių siuita, kurią jam padės realizuoti Vilniaus kolegijos aktorinio meistriškumo studentai, na, o taip pat klavišininkas Tomas Dičiūnas, Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos moksleivis, violončelininkas Klemensas Šimelis, o taip pat būgnininkas Viktoras Krasauskas ir jau galima sakyti senbuvis Vladimiro Čekasino projektuose smuikininkas Tadas Dešukas. Na, tikrai nenoriu labai gaišinti jūsų laiko, galiu pasakyti, kad šioje siuitoje jūs tik tai išgirsite be paties Vladimiro Čekasino, be šių muzikantų, be fantasmagoriškojo jo džiazo teatro, taip pat išgirsite ir Čiurlionio aranžuotų liaudies dainų atspindžių, o taip pat išgirsite, žinoma, ir Čekasino gausybę improvizacijų ir kūrybinių vizijų. Taigi aš užleidžiu vietą kukliam tyrinėjimui amžinosios menininko būsenos. Sutikite, Vladimiras Čekasinas ir Vilniaus kolegijos studentai. Garso nėra. Yra. Yra mano garsas. Pom, pom, o kur mano? Kur pagalba man? Kur pagalba man? Vyrukai. Pas mane dar pora vyrukai yra. Pom, 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 pom. Kas mes darom, aš nežinau šiandien, bet jums reikia pasakyti, kas mes darom. Ką mes darom? Taigi, šiandieną mes jums rodysim mūsų pasirodymą. Kaip iškilmingai. Kuklus tyrinėjimas amžinojo menininko būsenos. Kuklus tyrinėjimas amžinojo menininko būsenos. Kuklus tyrinėjimas, visada, kodėl, mes nežinom, kodėl visada menininkas nelaimingas, taip?
Vat, o dabar mes visi kartu pagalvosim apie ją. Taigi dabar mes jums pristatysime pirmąją dalį. Taigi pirmoji dalis. Pirmoji dalis, bet 3 elementai, taip? 3 elementai. O, gerai. Aha. Pirmasis elementas Pirmasis elementas - stebėjimas. 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 Stebėjimas, pirmasis elementas. Antrasis elementas - svajonė. O kur Tomas? Svajonė, Kodėl antrasis Tomas negroja? elementas. Tomas, kodėl tu negroji? Dabar reikia groti, va Tomas. Trečiasis elementas Taip. - aistra iki kančios. Menininkas visi. Trečiasis elementas - aistra iki kančios. Taip, apie kančios toks epizodas. Nu tada prieš antroji dalis dar vienas pranešimas bus. Tai pom. Mes prieš antrą dalį taip pat pranešime, kas vyks toliau. Taip. O dabar toliau einam, pom. Apie antroji elementą, apie antroji dalis mes pasakysim gerai. Per daug bus dabar. Pom, čia. O, Klatilda. Mano mėlė. Que ce monde demeure dans les feuilles rosées de la forêt. Il y avait peu de monde, quelque chose de calme et rassurant. Que ce monde demeure, que cette lumière rouge et bleue ce soir vous emporte loin dans le vent et dans la lumière forte des sentiments du jour lointain. Que ce monde demeure, que le jour vous emporte à jamais, que la nuit reste loin de vous, que les feuilles rosées du matin changent le monde et vos jours éternels. Que ce monde demeure, que la pluie et les eaux, que le chant de l'oiseau au printemps chante au que ce monde demeure à jamais, pour toujours. Suokia lakštingalos, nardo banginiai, senas kinietis verlus ryžių. Petras jau antrą sūnų augina. Kaip čia yra? Nematau jokio ryšio. Karšta Saharoj. Ašigalis sninga, veda seržantas būrį naujokų. Skyrium paėmus gražu ir prasminga, vos tik sugretini, sąryšio jokio. Pešas kaimynai, dievų antazė. Tarp debesų ir ausų nieko bendro. Kartais patys poetai bejėgiai, pats Dantė nesurimuotų Kaliošo ir Gandro.
Shut